tikrai tokie dvasia sumenkę, susilpę. Reikia atsinaujinimo. Kiekvieną mėnesį yra tam proga, mėnesio susikaupimo diena, dvasinio atsinaujinimo diena. Bet per tą dieną irgi ne kažkiek tenka pasisemti, viską apžvelgti per vieną dieną, visą savo dvasinį gyvenimą, santykių su Dievu, su artimu. Ne visada irgi pasiseka. Vieną kitą aspektą savo gyvenimo patikrinam ir paskui taip lieka viskas lyg užmaršty. Ir ateina pagaliau metinio rekolekcijų dienos, kur tikrai jau galime pašvęsti, atsiplėšę nuo kasdienių rūpesčių ilgesniam laikui. Ilgesnį laiką pašvęsti savo dvasios patikrinimui. Ar aš geru keliu einu, kas manyje taisytina. Tai labai svarbu mūsų dvasiniam gyvenime. Ir ta seselė, kuri sakė, jeigu nebūtų rekolekcijų, užduščiau, pritrūktų oro mano dvasiai. Gal gana gerai suprato rekolekcijų reikšmę. Atsinaujinti ir vėl žygiuoti pirmin, patikrinti savo dvasios būklę, pamatyti trūkumus, prisirišimus, apsileidimus, iš naujo pažvelgti į savo gyvenimo tikslą ir uždavinį, į priemonės, kurios į tą tikslą veda. Tai pagrindinis rekolekcijų darbas. Rekolekcijų kiekviena diena yra labai brangi dėl to, kad Dievas ypatingai kalba per rekolekcijas. Nes mūsų dvasia tada atsiveria Dievo veikimui ir mes sakome, kalbėk Viešpatie, tavo tarnaitė klauso. Dievas labai dosnus rekolekcijose, ypač tiem, kurie Dievui yra dosnus. O Dievas dosnumu nepralenkiamas. Mes turime neįsigąsti, jei Dievas kai ką pasiūlo tokio nelengvo, kokio radikalaus pasikeitimo, kurioj nors srity. Neįsigąsti, Dievas kviečia, Dievas ir padės. Nepasiduoti mažadvasiškumui. Nieko iš manęs nebus, jau per vėlai, jau dabar aš per toli nuėjusi, šitokių minčių neįsileisti, nes jos yra ne iš Dievo. Dievas žadina mumyse didžią dvasiškumą, nes mūsų tikslas yra didingas – pažinti ir pamilti Dievą. O tam neužtenka šiokio tokio noro, šiokio tokių pratybėlių, tai reikia viso savęs užsiangažavimo. Užtat ir rekolekcijose tą Dievo pakvietimą kilti aukštyn labiau pajuntame. Jeigu, žinoma, į rekolekcijas ateiname ne varot varyti, ne atsėdėti jas, bet ateiname, kad įgytume naujos šviesos, naujų jėgų, naujų motyvų, paskatų, veržimuisi į tobulą Dievo meilę, kuri yra mūsų gyvenimo pagrindinis uždavinys. Nes Dievas iš mūsų reikalauja mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų, visomis jėgomis. Taigi šito visiško atsidavimo Dievui, atsiliepimo į Dievo kvietimą, visiško atsivėrimo Dievo malonės veikimui ir per tai spartesnio veržimosi
į idealą, į tobulą Dievo meilę, kai tik reikia siekti rekolekcijose, nes Dievas į tai labiausiai kreips mūsų mintis, mūsų širdis. Rekolekcijose mes turime laikytis susikaupimo išorinės tylos ir vidinės, todėl te pailsi liežuvis, te nutyla lūpos, tada Dievas galės kalbėti į mus. Rekolekcijas mes turim pradėti su tokia giedria nuotaika. Dieve, ateinu į šventę, ateinu ilgalaikį bendravimą su tavimi, ateinu pas tą, kurio mano siela labiausiai reikalinga, apie kurį yra pasakęs Šventas Augustinas: savo mūsų tvėrė į viešpatį, nerami mūsų širdis, kol netilsės tavyje. Esame visada viešpaties mylimi, ne visada tai gerai ir nuoširdžiai atsimenam. Rekolekcijose tam didelės gražios progos. Ateiname prie savo mokytojo, atpirkėjo ir vado sužieduotinio širdies. Ateiname prie motinos Marijos širdies, kad čia atsigaivintume, geriau supratę savo gyvenimo paskirtį ir tvirčiau, ryžtingiau apsisprendę eiti tą kryptimi, kurią mums rodo Dievo ir bažnyčios įsakymai, regulos, konstitucijos. Rekolekcijų laikas yra maldos laikas, todėl mes labai didelį dėmesį turime kreipti į maldą. Ne religinių žinių pagilinimo savaitė yra rekolekcijos, bet mūsų dvasinio atsinaujinimo, dvasinės reformos savaitė. Todėl mes be abejo Dievo malonės įtakoj pažinsime kai kuriuos dalykus giliau negu anksčiau. Paprasčiausias tikėjimo tiesas apmastydami galime gauti Dievo maloniai veikiant tokios šviesos, kokios neįgytume gali ir kokią teologinę knygą perskaitę tą temą. Nes čia ne koks nors pamaldus autorius į mus kalbės, bet pats viešpats. O kunigo, rekolekcijų vedėjo talka mums yra, pavadintume, antraeilė. Užveda ant kelio, primena kai ką, sukelia kokią asociaciją. Ir mes einam prie to dalyko, nes ir geriausiai pasiruošęs rekolekcijų vedėjas kiekvieno žmogaus asmenišką problemą tai neįspręs. Sprendžia žmogus vienybėje su Dievu, kalbina Dievas. Ir mes čia turime tikėtis, kad Dievas gali taip galingai prabilti kurią nors dieną, kurios nors konferencijos mąstymo metu, kad būsime nustebinti, kad mes iki šiol to dalyko taip giliai nesupratome, nors daug kartų apie tą dalyką svarstėme, skaitėme per eilę metų. Rekolekcijų vedėjas sėja, o Dievas duoda augimą. Grūdas gali pataikyti į kietą žemę, uolėtą, tarp uolų kristi tas tiesos žodis, gali tarp erškėčių įstrigti, gali ir gerą žemę gerai paruoštą kristi. Labai daug priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo mūsų dvasinio noro troškimo pasikeisti, atsinaujinti, daryti dvasinę pažangą.
Čia gali atsitikti tai, kaip jau ne kartą esam minėję, kaip vienas vyriškis po pamokslo atėjo dėkoti kunigui, sako, atsiverčiau per jūsų pamokslą. Kunigui buvo įdomu, kokią mintį sukrėtė, galgi ją galima daugiau panaudoti ar labiau išryškinti. Jeigu žmogus atsivertė per tą pamokslą, tai kuri nors mintis gal verta labiau kitas suaktualinti, išryškinti. Sako, įdomu, kokia mintis jūs taip sukrėtė, paveikė, kad jūs ryžotės keisti gyvenimą, daryti atgailą. Nu, kai jūs pamokslę sakėt, baigiau pirmą pamokslo dalį, pradėsiu antrą. Staiga man atėjo mintis, baigsiu tą purviną gyvenimą, pradėsiu antrą naują, atnaujintą gyvenimą. Patys nereikšmingiausi žodžiai pamokslė, o šventoji dvasia pasinaudojo jais. Todėl mes rekolekcijų metu labai susikoncentruokime į save, nesidarydami, kam ta tiesa ar mintis tiktų, bet kaip man jinai tiks. Ar tinka, ar ne, ir ką aš iš jos galiu pasemti didesniam susivienimui su viešpačiu, dvasios atsinaujinimui. Žinoma, besimeldžiant, prašant šviesos prieš kiekvieną konferenciją ir mąstymą, nepamirškime visų. Rekolekcijų vedėjo taip pat, vienas kitų, bendra malda vieni už kitus labai daug duos. Tiesiog kreipkimės į angelų sargus, savo ir savo artimųjų čia susirinkusių, prašydami, talkaukite šią valandą, šią dieną, padėkite. Jūs jau žinote, kas yra Dievas, kas yra dangus, kas yra pragaras. Jūs žinote, kaip svarbu vykdyti Dievo valią, padėkite. To paties prašykime šventųjų, tautos globėjų, kurie suinteresuoti, kad mūsų tautoje esantys vienuoliai darytų didesnę dvasinę pažangą, būtų žemės druska savo tautai ir visai bažnyčiai. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris pats įsteigė, atnaujino vieną vienuoliją, įsteigė kitą, kuris šitaip rūpinosi mūsų tėvynės reikalais, įkūrė, jo rūpesčių buvo įkurta ir Lietuvos provincija, kuris švenčia šiemet 70 metų sukaktį. Taigi irgi nori padėti, bet aišku, mums reikia ir pasakyti, kad ir mes norime, kad jis padėtų. Šventas Kazimieras taip pat, mūsų vienuolijų globėjai, bent juos atsiminkime rūpestingiau dabar per rekolekcijas. Jie ne tam ten įrašyti konstitucijas kaip globėjai, kad mes tik tai žinotume juos ir jų vardus mintinai, bet kad mes ir naudotumės jų globa, ypač dabar, kada labai lemtingas momentas yra rekolekcijų momentas. Taigi maldos, rekolekcijose maldos, iki galima tylios maldos, užtat stengsimės, kad po mąstymų nebūtų jokių pratybų bendrų, o tik pusę valandos gryno mąstymo. Pokalbio su Dievu, kitaip sakant. Ką išgirdome, kad tai mes pokalbį su Dievu apmąstytume. Rekolekcijas pradėkime įtikėję į tą Jėzaus meilę mums. Ta meilė, kuri pasireiškia ir pašaukimu į krikščionio eilės, ir pašaukimu į vienuolyną, ir pašaukimu į šias rekolekcijas. Jis yra čia su mumis, tabernakulyje, jis yra mūsų vadas, ir su juo labai nuoširdžiai kalbėkimės, kada nutyla rekolekcijų vedėjo balsas, tada leiskime, kad galingiau prabiltų Jėzaus balsas. Ir tiesa, kada rekolekcijų vedėjas duoda punktus, duoda mąstymo mintis, konferencijų mintis, ir tada mes
galime mintimi dėkoti viešpačiui, išreikšti tikėjimą, gailės jau tada galim veikti, bet po to, kai jau nutyla rekolekcijų vedėjo balsas, tada mūsų darbas prasideda individualus ir jau gilus, niekieno netrukdomas darbas. Jeigu po rekolekcijų vedėjo pateiktų minčių pusės valandos neskirsim asmeniškam pokalbį su viešpačiu ir kartu paskui patikrinimui, refleksijai, pritaikymui jų savo gyvenimui, tai nieko čia nereikš šitas kunigo mintis, nes ne tam jis jas duoda, kad būtų tik užimtas laikas. Tam, kad turėtume galimybės labiau su viešpačiu kalbėtis, apsvarstyti savo santykius su Dievu, santykius su žmonėmis, savo vienuolinių pareigų atlikimo būklę patikrintume, savo tarnavimą žmonėms, profesinių darbų ir kitas sritis pertikrintume ir nesiduodami kokiam nusiminimui, bet žinodami, kad nuo dabar eisiu pirmyn ir aukštyn. Apgailėti klaidas galime, bet reikia, bet gailestis neturi mus panardinti liūdesį, kad išeikvotas laikas, praeitis purvina, nevykusi, apsileidimų paženklinta. Taip, bet tuoj pat mes turime čia galimybę eiti prie viešpaties ir sakyti viešpatie, atsiprašau, buvau negeras, bet dabar turiu būti jau kitokia. Dabar tu kitokios manęs lauki. Ir aš noriu, ir aš planuoju, ir aš tau savo planą teikiu, prašau, kalbėk man, gal aš netaip supratau, gal čia egoizmas ką padiktavo, gal per mažai iš savęs aš šiuo metu reikalauju, o tu viešpatie daugiau nori. Gal aš per daug taupau save, o tu nori didėt dvasiškumo iš manęs. Taigi, pasikalbėt su viešpačiu. Jėzus nori mus paruošti dangui ir rekolekcijose ypatingai nori parodyti gairias, kaip eiti, kas taisyti, kas patobulinti reikia. Kiekvieną rekolekcijų dieną mes ateikime su viltimi. Viešpats nepaliks manęs šiuo metu, bet padės man, kalbins mane, apšvies, stiprins, paguosi, padrąsins. Dievas labai daug nori duoti ir mes neuždarykim durų Dievo veikimui, sakydami, iš manęs nieko neišeis, per vėlu ir panašiai, kaip sakiau pačioj pradžioj. Leiskime viešpačiui daryti reformą mumyse ir pasitikėjimą jo malonės galybę pažadinkime. Kokią tiesą bemąstytume, besvarstytume, semkimės iš jos motyvų būti tobulesniais. Motyvų labiau persimti Kristaus dvasia. Motyvų sekti labiau Kristų. Nes čia yra šventumo mokykla, aukštoji Dievo ir žmonių meilės mokykla, rekolekcijos. Jos turi mus atvesti į dvasinę atgimimą. Kai geriau pažinsime save ir Dievą maldoje, tada atsiras ir tvirtesni pasiryžimai, pagristi tvirtais antgamtiniais motyvais, atsiras ir viltis, kad Dievas, kuris leido tai pažinti, leis tai ir vykdyti. Taigi, rekolekcijos
tebūna panaudotos rimtam atsivertimui. Kokie bebūtume šventi čia atėję, Dievas daug didesnio šventumo iš mūsų laukia, negu iki šiol pasiekėm. Vienuolio idealas yra nepasiekiama viršūnė, todėl kiek mes beisime pirmin, vis dar nebus gana. Pasieksime ir pasakysime, sustot negaliu, nes kuo daugiau prie Dievo priartėsime, tuo labiau jį pažinsime ir labiau norėsime dar tobuliau su juo susijungti, su dar gilesne meile jam tarnauti, su dar didesniu pasiaukojimu vykdyti jo valią. Netuoliausios švenčiausios sielos turi ką tobulinti iki mirties. Skaitom šventų žmonių rekolekcijų užrašus, kaip tėvo Oliven arba šventojo Klaudijaus Kolombiero ar kitų. Visi jie iki mirties siekė ir siekė, o jau atrodė tada, kai jie pilni šventumo. O vis dėlto nebuvo galo, nes būti tobulais kaip dangaus tėvas, tai reiškia visą gyvenimą sunaudoti tam ir mirties valandą, nes jūsim tobuli. Bet eiti tą kryptimį reikia. Rodyti gerą valią, priimti viską iš Dievo su pagarba, su tikėjimu ir dėkingumu. Ir šitaip laimėsime daug Dievo dovanų ir jas gerai sunaudosime. Verta užsirašyti apšvietimus, pasiryžimus, motyvus, kad jie neišblėstų paskui, galėtume susidaryti gyvenimo planelį, planą ateinančių metų kovai ir visam gyvenimui. O laisvą laiką taip, kiek galima sunaudoti rekolekcijų reikalui, tai dvasinio gyvenimo apžvalgai, sielos būklės tyrimui, išpažinčiai, ruoštis pokalbiui su viešpačiu. Įveikti aplaidumą dvasiniam gyvenime. Ir grįžus namo taip pat negrįžti grinai prie visų savo rūpešių, kiek galima išsaugoti tylą, rimti, naudoti dvasiniam skaitimui tą laiką likusi. Rožančiaus maldą galima čia sukalbėti, galima namuose, bet kalbėsime tyliai, kad daugiau laiko būtų iš tikrųjų visiems susikaupti ir mąstyti. Tas pats ir su kryžiaus keliais, galima apeiti, galima ir apleisti, kaip kam sąlygos leidžia, bet irgi tyloj, mažiau triukšmo, daugiau vidaus pokalbio su viešpačiu. Viena gerai išmąstyta ir pergyventa tiesa, kaip šventas Ignacas sako, yra vertesnė už daugelį paviršutiniškai pergyventų. Apie tai turim galvoti rekolekcijose. Dieve, padėk jums susikaupti, susimąstyti. Jeigu dėl brevijoriaus kalbėjimo būtų planas, galima po pusvalandžio pakalbėti, nes brevijorių daugelis kalba bendrai, liturginės valandas, tada galima jas kalbėti kartu. Gražu būtų, kad kartu suseitumėte į vieną vietą prie Marijos altoriaus, ar kur ir sukalbėtumėte. Taigi nuoširdžiai linkiu ir meldžiu viešpaties pagalbos jūsų rekolekcijoms. Tolesnis mąstymas bus 9:30, tai yra 9:30. Į 11 bus konferencija
12 šventos mišios. Paskui po mišių sąžinės sąskaita ir laisvas laikas. Galės sugrįžti namus, pastiprint savo kūną, atsilsės kiek ir 3:30 vėl mąstymas. Paskui jau pas mus prasidės pamaldos, 5:30 šventos mišios. Su tavo malonės pagalba. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Mielos seserys, mes sustosime prie pagrindinio klausimo, kurį negalime nesvarstyti rekolekcijose. Tai būtent, kam aš gyvenu, koks mano gyvenimo tikslas. Kaip žmogaus, kaip kūrinio, kaip Dievo kūrinio, kaip krikščionio. Pirmiausia, turiu įsidėmėti iš naujo tikėjimo dvasioje pergyventi tiesą, kad aš esu Dievo sutvertas neatsitiktinai. Esu asmeniškai Dievo sutvertas. Nuo amžių Dievas mane turi savo širdį, savo, sakytume, minty, savo meilėje, meilės glėbyje. Tai mums sunku suprasti, kaip Dievas kiekvienu mus asmeniškai domisi nuo amžių. Kiekvieną mūsų myli nuo amžių, bet tai yra tikrovė, kurią mes pažinsime jau anapusinėme gyvenime su didelė nuostaba. Kaip Dievas manimi domėjosi nuo amžių. Jeigu dabar išėjus į gatvę pasakytume praeinančiam kokiam jaunuoliui, kad Dievas tave nuo amžių myli ir nesuskaičiuojamus metų, neskaičiuojama metų eilė jau apie tave mąstė ir dabar tave tebemyli, sakytų, ką čia dabar, iš kur čia tokias sapnus susapnavai. Žmogui ta tiesa yra svetima, jeigu jis mažai pažįsta Dievą arba visai jo nepažįsta. Daugelis žmonių nueina į kapą, net nepamastė apie tą tikrovę, tik paskui susiduria. O tikrovė yra tokia ir mes turim džiaugtis, kad ta tikrovė mums yra tokia prieinama dėka tikėjimo. Mes į tą tikrovę turime dažniau ateiti, kai būna sunku, kai būna liūdna, pagalvoti, kad Dievas mane nuo amžių myli, nuo amžių apie mane mąstė, man begalinę laimę ruošia suteikti. Ir tada daug ramiau bus pažiūrėti į dabartinį sunkų momentą, kuriame aš jaučiuosi vienišas, nesuprastas, apleistas ir net nesuprantu, kodėl būtent šitaip man tenka šitokia dalia, toks kryžius, tokia nesėkmė, tokia nelaimė. Jeigu aš žinau, kad Dievas mane nuo amžių myli, tai aš esu labai svarbus Dievui. Nesvarbu, kad kitiem aš nesvarbus, o Dievui svarbus. Dievui, kuris visą visatą laiko savo buvime, kuris gali tūkstančius tokių pasaulių kaip šis sukurti. Šitam Dievui aš svarbus. Ir tai nuo amžių. Kiek čia paguodos iš
šitos tiesos, kiek ramybės, kiek vilties ir kiek paskatų į šitokį Dievo dėmesį man atsiliepti dėmesį Dievui, jo valiai, atsiliepti noru už jo amžiną meilę, atsilyginti dabartinio gyvenimo ištikimybę Dievui. Esu Dievo sutvertas, toks, kokį Dievas mane suplanavo. Taigi, aš negaliu sakyti, kodėl aš gimiau mergaitė, ne berniuku, galbūt buvęs kunigu, gal dabar kada bus moteris kunigais, o dabar aš nesulauksiu to amžiaus, kol kas atsitiks. Kodėl aš gimiau tokia, ar tokioj šeimoje, ar tokiam krašte? Tokių klausimų nereikia nekelti. Jeigu Dievas mane tokį sutvėrė, tokį mane ir pašventins, tokį mane padarys begaliniai laimingą. Nereikia dėl to graužtis, kad kažkas ne taip atsitiko. Ne tuo laiku gimiau, ne tokioj šeimoje gimiau, ne tokiam krašte gimiau. Aš nemanau, kad jūs gaištat laiko prie tokių klausimų. Bet gali ateiti ir tokios mintys. Kodėl aš būtent toks? Geriau būčiau sangvinikas, dabar aš melancholikas, geriau būčiau gal cholerikas, tai kiti ant sprando man neliptų, aš geriau kitus užkomandyčiau. Ir taip toliau, dėl temperamento kiti pergyvena, kiti dėl kilmės, kiti dėl sveikatos. Kodėl Dievas mane tokią nesveiką leido į šį pasaulį? Nereikia gaišti prie tokių dalykų, o reikia tiesiai sakyti, Dieve, tavo išmintis ir meilė nuo amžių mane tokį suplanavo. Ir ačiū. Reikia pasakyti ačiū Dievui, kad aš toks. Nes negi puodas gali puodžiui sakyti, ką mane tokį nulipdėjai. Jis yra autorius ir žinojo, kokio reikia jam. Ir jis nulipdė tokį, kokį jis turėjo planą savo mintį, tokį ir suformavo. Ir ką tas puodas gali šiauštis prieš tą, kuris jį pagamino. Taigi mes esame protingos būtybės, tai mes galim pamastyti, o ne klausti aklai, kodėl, už ką. Pasaulio vaikams, kurie nuolat skendi tik žemės rūpesčiuose ir labai mažai pažįsta Dievą, tokie klaustukai kyla ir priekaištai Dievui kyla. Nes apie Dievą kaip meilę jie visai nemąsto. Apie tai, kad Dievas juos nuo amžių nešioja savo mintį, pasakytume žmogiškai kalbant savo širdį, apie tai jie nemąsto. Ir tada į Dievą žiūri kaip kažkokį visą valdžią turinti ir tiesiog prikaištauja, kam tu savo valiauji, kam tu su manimi elgeisi taip ar kitaip. Tai yra pikžodžiavimai, apie kuriuos gal Jėzus pasakytų, Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką sako. O mums belieka pasidžiaugti tą tikrovę. 1000 metų, 10 000, 100 000 metų atgal. Ir vis Dievas apie mane mąstė. Dievas mane jau vardu vadino. Užtat aš turiu save ir mylėti tokį, koks esu, o ne pavydėti, kad šitas turi daugiau gabumų, šitas turi gražesnę išvaizdą, tas turi trumpesnę nosį, anas turi geresnės, tvirtesnės kojas ir taip toliau. Apie tai nereikia galvoti, pavydėti. Aš toks esu Dievo mylimas. Galiu kitiem nepatikti. O Dievui ir mano nosis, ir mano kojos, ir mano ūgis patinka, nes jis tokio manęs norėjo. Galim sakyti, tai tokia mama pagimdė, tai tokia mama buvo, tai su defektais, mane pagimdė su širdesy dar ką. Galiu aš taip trumpai žiūrėti, bet aš galiu žiūrėti aukščiau. Žmonės, kurie gimė su silpna sveikata, tapo dvasios milžinais,
Gema Galgani buvo ligonė ilgą metą, bet šiandien yra mistikė, šventoji. Ir jin dėkojo Dievui už viską, ir už sveikatą, ir už negalę. Kaip ir Teresėlė, kūdikėlio Jėzaus dėkojo ir už džiovą. Nors atrodo, ką už ką dėkoti už ligą. Dėkojo, nes jei ne ta liga, mes šiandien neturėtume tokios genialios šventosios. Jeigu Dievas būtų planavęs ją kitokią, galbūt ji būtų auksinės sveikatos ir tą patį Dievui davusi. Kaip yra davęs šventas Pranciškus Salezas save Dievui, kuris turėjo stiprią sveikatą. Bet jeigu Teresėlei Dievas davė tokią gležną prigimtį ir tokią silpną sveikatėlę, tai per tai ji tapo šventa, kai viską priėmė kaip Dievo dovaną, kaip Dievo meilės liudijimą ir tom dovanom, ar į liga vadinsis, ar į nesveikata, ar į kitokiu vardu vadinsis, šituo būdu Dievą vis tiek šlovino, šitom Dievo dovanom. Užtat mes ir turime eiti į Dievą šitokiu keliu, kokiu Dievas veda. Ir dėkoti Dievui už tokius, kokius mūsų kūrė. Jokio pavydo, kad kažkam daugiau davė. Motina pagimdžiusi vaikus visus myli ir nors tam invalidui vaikui su nesveikom kojom gali ateiti pavydo mintis, kad broliukai laksto, aš taip negaliu, bet mamai ir tas ligotas vaikas nemažiau brangus, dėl to, kai jis yra jos vaikas, jos pagimdytas. Gal ta mama norėjo kitokio, stipresnių kojyčių vaiko, bet tokį turi, tokį myli. Ir nešiodama nežinojo, koks jis bus, bet mylėjo tokį, koks yra jos iščiuose. Ir po to mylėjo, kai iš jos iščių išėjo ir kaip ji pažvelgė pirmą kartą savo vaiką, su ta meile nusišypsojo, nors galbūt jau tada pastebėjo, kad jis su defektais. Bet jam vis tiek brangus, nes yra jos vaikas, jos suplanuota. O Dievas per tokią motiną atsiunčia vaiką ir tam vaikui netrūks galimybės būti šventu, jeigu jis visas tas dovanas priėmęs, jas naudos Dievo garbei. Taigi, kaip mums yra brangi ta tiesa, aš esu asmeniškai Dievo mylimas. Tokį mane apmąstė apie, kada mane sukurti, kokį sukurti, koks aš esu jam reikalingas, kokiam laikė šimtmetyje, tūkstantmetyje aš esu reikalingas, kokiam krašte aš reikalingas. Arstoklebonas gimė Prancūzijoje. Kaip labai reikėjo tada Prancūzijoje būtent tokio, kur pažadintų dvasiškyje, pakeltų ją iš visokio, pasakytume, poniškumo, dvariškumo nuotaiko, išvestų iš turtų meilės, iš didžiavimosi savo gabumais. Kaip labai tada reikėjo šito šventojo, šitam krašte. Dabar visai bažnyčiais yra pažiba ir šviesa. Bet buvo laikas, kad jam reikėjo ateiti į Prancūziją, o ne į Lietuvą. Ir atėjo. Atėjo tuo laiku, su tokiais gabumais, su tokia sveikatėlė ir su tokiu dvasios turtu, kokį Dievas davė ir kiek daug nuveikė. Dievas norėjo, kad jis toks ateitų ir tokiu laiku ateitų ir į tokį kraštą ateitų. Ir viskas tvarkoja. Turbūt ir mūsų Valančiaus taip pat reikėjo tuo laiku. Kada tauta skendėjo alkoholyje, Dievas pašaukė tokį. Ir reikėjo tokio iš paprastų žmonių, o tada labai sunkiai iš paprastų žmonių į kunigus išeidavo. Reikėjo tokio vyskupo, liaudės žmogaus, kuris mylėjo visus, suaugusius vaikus, visus švietė, visus blaivino. Reikėjo tokio ir tokiu laiku. Valančių šiais laikais gal nebūtų tiek galėjęs padaryti, kiek anuo metu padarė. Reikėjo tuo metu Valančių
tokio, dabartiniams laikams reikia kitokio, tiek mūsų tautai ir kitai. Jurgis Matulevičius taip pat buvo reikalingas šitam šimtmetį. Neturėtume bažnyčios provincijos, nes vargu ar būtume turėję kitą tokį energingą, ryžtingą, pasišventusį žmogų, kuris ant rekolekcijų, ignacinių rekolekcijų pamato užaugo ir kuris rado jėgos kai tik Švento Ignaco rekolekcijų, kurias jis labai brangino ir uoliai jomis naudojosi, kai tik subrendęs pajuto reikalą ir atnaujinti tą vienuoliją. Ir būtent reikėjo gimti Marijampolės parapijoje, kur geriausiai jis pažino tos vienuolijos nuopelnus Lietuvai. Ir jautė, kaip ta vienuolija gesta, ir reikia, kad ji neužgestų, bet atnaujintų būdu vėl Lietuvai duotų pagalbą. Jis dar nenujuto, kada ta Lietuva gaus nepriklausomybę, viską, bet jau Dievas buvo suplanavęs per šitą žmogų vienai tautai Lietuvai duoti didelę asmenybę, kuri pasistengtų ne tik vienuoliją atnaujinti, kitą įsteigti, kuri veikia Lietuvoje ir užsienyje. Ir dar viena, kuri veikia Baltarusijoje, dabar dar ir Vilniuje yra tų seselių, jo įsteigtos vienuolijos. Bet dar reikėjo mūsų provinciją Lietuvos bažnytinę sukurti, konkordatą parašyti, kas reikalavo milžiniškos energijos, sugebėjimo, orientacijos, pažinimo situacijos. Štai Dievas davė šiem laikam šitokį žmogų. Ir taip mes galėtume kiekvieno šventojo vaidmenį tą metui nagrinėti ir matytume, kaip jie reikalingi. Apie Maksimilijoną Kolbę ant vieno paveikslėlio užrašyta: mūsų sunkių laikų globėjas. Kada pasaulis skendo neapykanto, iššaudė brolis brolį, naikino kitos rasės žmonės grubiausių būdų, ir pokario metais, kur tiek neteisybių, tremčių, naikinimų, masiškų naikinimų gyvybių, reikėjo žmogaus, kuris šitam neapykantos pragare mokėjo mylėti, atleisti priešui, melstis už jį, paaukoti net savo gyvybę už kitą nelaimingą likimo draugą. Reikėjo tokio žmogaus. Dabar visi jį žiūri, žinojo, kai žiūrėjo į Mariją, o kiti dabar gali žiūrėti, kai tik vienas į kitą jau kaip į Marijos vaikus, kaip į Dievo vaikus. Reikėjo tokio žmogaus. Va, ir štai aš sakau, turiu dabar dėkoti, kad aš esu čia, kad esu tam vienuolyne, kad esu šiais laikais čia, nes šitam laikui Dievas pakvietė. Kaip Pranciško anam sunkiam laikė pakvietė ir jis atnaujino pasaulį. Kaip reikėjo Ignaco to laiku, kaip protestantizmas brovėsi į pasaulį labai grubiai. Kaip reikėjo kunigo Bosko, kada vargšai buvo apleisti ir jais mažai buvo rūpinamasi. Taip iki šių dienų vis reikia ir reikia žmonių, kurie atnaujintų bažnyčios gyvenimą. Bet Dievas visą tai žinojo, ką kokiam šimtmečiui duoti. Aišku, gal būtų daugiau tokių žmonių buvę, jeigu visi tai būtų supratę laiku ir atsiliepę ir įsiklausė į Dievą ir dėkoja Dievui už tai, kai jis toks ir tokiu laiku gimė į tokioj vietoj, tokiam krašte, su tokiais talentais. Turėtume dar daugiau šventųjų, jeigu visi šitąją tiesą gyventų, suprastų. Aš ne šiaip savo atsitiktinai atėjau į pasaulį, aš atėjau su tikslu, atėjau Dievo suplanuotas, atėjau Dievo mylimas, einu per gyvenimą Dievo globojamas ir turiu atlikti specialų uždavinį, kurio niekas kitas apart manęs netliks. Įsivaizduokim Moniką. Ar mes turėtume Augustiną be Monikos? Monika suprato savo misiją ir atliko labai šventai. Šiandien turime Augustiną, dvasios švyturį, kuris iš nuodėmės
Pelkynų buvo motinos maldos ir aukos išvestas. Ir kuris paskui jai dėkojo ir žodžiu ir raštu. Reikia ir mane šiandien. Kiekvienas turim pasakyti, ačiū Dieve, kad mane sukūrei tokį, pašaukei tokiu laiku, atvedei į šitą kraštą, leidai gyventi tokiuose sąlygose. Bet aš esu dabar neužbaigtas, lyg neužbaigtas. Dievo planas yra. Aš turiu atspėti su kiekvieną dieną. O kogi Dievas nori? Ir šiuose rekolekcijose taip pat turiu klausti, o ko Dievas nori pasakyti, ką nori per šias rekolekcijas man? Ką jis nori dabar manyje reformuoti? Aš turiu ypatingai uoliai bendradarbiauti su Dievu veikiančiu manyje dabar. Per tas rekolekcijas. Po to turės būti kažkas tai manyje atnaujinto, sustiprinto, pašventinto labiau. Turės būti reforma, jeigu aš būsiu atidus Dievui ir neužkėtinsiu savo širdies.